Lietuvoje brangstant šilumai gyventojai ieško ekonomiškesnių ir labiau natūralių patalpų šildymo galimybių. Vis labiau populiarėja patalpų šildymas židiniais. Specialistas patars, kaip išsirinkti tinkamą židinį. Pradėti rinktis, tai yra pagrindiniai du dalykai. Tai yra krosnelė, pastatoma krosnelė, kuriai tik tai reikia prijungti dūmtraukio vamzdį ir viso labo, arba statyti, taip tariant, židinį. Krosnelė šildo tik tai tą patalpą, kurioje jinai stovi. Tai yra galbūt jos šiek tiek trūkumas. Židinio, aišku, yra didelis privalumas, kas nori visą namą arba didesnį kiekį patalpų šildyti, kad galima išvedžioti ortakių sistemą ir tokiu būdu karštą orą nuvesti į daugiau patalpų, tarkim, miegamosiuose antram aukšte ar panašiai. Jei židinio paskirtis vizualinė, židinio forma ir išvaizda bus daug gražesnė, bet suteiks mažiau šilumos. Šildymui skirti židiniai mažiau išvaizdus, bet geriau perduoda šilumą. Vienas pagrindinių židinio parametrų, kuris lemia jo efektyvumą ir į kurį reikia kreipti daugiausia dėmesio, yra židinio kapsulės galingumas. Kietaus ugniakuras, palyginus su tokio pačio dydžio plieniniu ugniakuru, turės dvigubai didesnį galingumą. Reiškia, kilovatų turės 2 kartus daugiau. Teisingai pasirinkus židinio kapsulę ir įvertinus numatomų šildyti patalpų plotą, jo naudingumo koeficientas gali siekti net 75–80%. Svarbu yra sklendė, kad būtų sklendė, kuri sumažina kamino trauką degimo metu ir tokiu būdu karštas oras ilgiau užsilaiko židinio kupole. Pats kupolas turėtų būti pakankamai aukštas. Tokiu būdu čia užsilaiko karštas oras ir ilgesnį laiką didesnis paviršiaus plotas atidavinėja šilumą. Tai yra taip vadinami techniškai konvektoriai. Tai yra šitos standumo visos briaunos, kurios sutvirtina židinio korpusą, taip pat padidina šilumos atidavimo plotą. Viduje ugniakuro yra deflektorius, kuris statomas viršuje židinio, jisai atmuša liepsną. Tokiu būdu neleidžia tiesiogiai liepsną išeiti į kaminą, vėlgi užsilaikyti ugniakurę ir daugiau atiduoti šilumos. Labai svarbu yra ardynas. Kaip matote, per jį išbyra pelenai į peleninę. Čia dega pati karščiausia liepsna. Dėl to tai yra pati pažeidžiamiausia židinio dalis, kuri gali netgi ir išsilydyti. Jinai turi būti kuo storesnė, taip pat turėti standumo briaunas. Daugelis mūsų siūlomų ugniakurų yra atrinkti pagal kainos ir kokybės santykį, kad ne tik tai turėtų geras savybės, bet ir turėtų priimtiną kainą. Taip pat labai svarbios židinio savybės yra jo saugumas, ekonomiškumas ir degimo laikas. Antras faktorius įtakojantis degimo laiką tai yra sandarumas. Kad turėtų židinio ugniakuras tarpinės, kurios priglunda tarp židinio korpuso ir durelių. Kad būtų sandarus. Antroji vieta sandarumo taip pat yra antroji tarpinė, kuri yra tarp durelių ir tarp stiklo. Taip pat labai svarbu, kaip minėjau, yra grotelių dydis. Pasirinkti pakankamai didelės groteles, per kurios vienos statosi apačioje ugniakuro, tai yra patekimui šalto oro. Oras aptekėjęs ir sušilęs nuo konvektorių visų, karštas oras veržiasi į viršų ir per čia išeina per karšto oro groteles. Kartais, norint židiniui suteikti daugiau elegantiškumo, sumažinami jo gabaritai. Aplink židinio kapsulę paliekami per maži oro tarpai, dėl ko židinys gali pradėti skleisti nemalonius kvapus. Labai svarbu taip pat, naudojant židininę vatą su folija, išlaikyti atstumą tarp židinio korpuso ir sienelių. Šitas atstumas turėtų būti nemažesnis kaip 12–15 cm. Jeigu jūs atitrauksite šiek tiek toliau, jūs padidinate saugumą. Jeigu pritrauksite per arti, tokiu būdu
vata gali perkaisti, skleisti itin aitrų kvapą, kuris per groteles pateks į jūsų patalpą. Kita klaida, kurią darome įsirengdami židinį, yra per mažas atstumas nuo židinio iki ventiliatoriaus, kurio pagalba sušilęs oras patenka į kitas patalpas. Daugelis darydami priverstinį oro, kaip minėjau, išskirstimą į kitas patalpas, renkasi turbiną, tai yra ventiliatorių, kuris išstumia orą ir išskirsto po kitas patalpas. Ją priartina šitą prie pat židinio perdangos ir gauna per karštą orą turbina, kuri turi judančių dalių ir genda pačios židinio turbinos. Atstumas nuo židinio perdengimo, nuo paėmimo taško iki pačio ventiliatoriaus korpuso turėtų būti ne mažiau 2 metrų. Renkantį židinį reikia nuspręsti, ar židinys bus skirtas patalpų šildymui ar taps namų puošmena. Labai svarbu žinoti, kur tiksliai bus įrengtas židinys. Namo centre, kampe ar sienos viduryje, kokia bus jo forma ir stilius. Kitoje laidoje matysite, kaip montuojamas židinys, kaip išsirinkti židinio apdailos medžiagas ir suderinti jas su interjeru.